Sveiki visi besidomintys ir žiūrovai. Šiandieną mes turėsime mūsų Evangelijos principų seminare temą Viešpaties sandoros žmonės. Ir pradžios maldą mums pasimels sesutė Ros. Ja? Gerai. Mūsų brangus dangiškasis Tėve, ačiū šiandieną ir ačiū už galimybę turim būti kartu čia ir praleistą laiką, išmokti apie Jėzų Kristų ir jo auką mums ir prašau palaimink mus, kad galime pajusti tavo dvasią ir viso tai sakom Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen. Gerai, tai ir pakalbėsim apie Viešpaties sandoros žmonės. Ja, kaip visą laiką užduodu klausimą, kad mes turėtume nuo ko pradėti galvoti. Kas yra sandora? Bendrų principų sandora. Susitarimas. Susitarimas. Tarp dviejų pusių gali būti tarp vienos pusės ir grupės žmonių, gali būti tarp Dievo vieno žmogaus ir vieno vaiko, gali būti tarp Dievo ir grupės žmonių. Žodžiu, sandora. Yra, kaip taisyklė, tam tikros sąlygos sandoros ir prie sandoros būna tam tikros sąlygos, žmonės sako sutarėm ir jie sutarė. Kada Kristus ruošėsi eiti ant kryžiaus, prisiminiau dabar į protą atėjo, kaip jisai kalbėjo Mato 26 skyriuje, sako. Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir tarė mokiniams sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo, davė jiems, tardamas, gerkite iš jos visi. Nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. O įdomus momentas, sudarė sandorą, išaiškina ir pavalgo ir užantspauduoja taurę, visi dalyvauja toj sandoroj. Visi laužia duoną, po truputėlį kiekvieną dalyvauja toj sandoroj. Ir paliko tą sandorą mums ir jinai tęsiasi dabar. Toliau. Ir visą šitą laiką keliaudamas, jisai tarnaudamas žemėje, kalbėjo apie įvairias sąlygas, įstatymus, kas įeina į sandorą, kaip reikėtų laikytis. Ir dabar aš prisiminiau, kaip jisai vieną vietą buvo ir Mato 7 lygtai. Jau. Apie jo įsakymus ir sakė, Mato 5, 19. Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystės. Todėl sakau jums, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Jisai mokino visokių įsakymų ir sako, jeigu jūs teisėjai tai darysite, bus viskas gerai. Bet jeigu jūs darysit kaip rašto žinovai ir fariziejai, kurie mokina įsakymų, o patys neturi nei meilės, nei laikosi to įsakymų, sako, neįeisite į dangaus karalystę. Ir mes tada vieną po kito klausimą pabandysime paskaityti, paliesti, kad geriau suprastume. Ir nuo antros pastraipos, Viešpaties sandoros žmonės, paskaitysime. Nuo pradžios Viešpats sudarė sandorą su savo vaikais žemėje. Kai jo žmonės sudaro sandoras,
arba pažadu su juo. Jie žino, ko jis iš jų tikisi ir kokiu palaiminimu jie gali tikėtis iš jo. Tai vat sandoros metu žmonės sužino, ko Dievas tikisi iš mūsų, iš savo vaikų, sudariusių sandorą. Ir taip pat, ko mes laukiame iš tos sandoros. Va, nes jeigu nėra prasmės sudaryti sandoros, mes nežinom sąlygų ir kokia mums to nauda, tai kam tą sandorą sudarinėti, suprantat? Jeigu mes einam į kažkokį, tai sakysim, į banką ir norim pasiskolinti pinigų iš jo, mes turim turėti naudą iš to. Bet bankas sako, tu turėsi naudą, o kokią aš naudą turėsiu? Ar jeigu tu negrąžinsi, sudarysi sandorą ir negrąžinsi, tai va, tai būna sudarytos sąlygos, kad turėsi grąžinti, kas tiek laiko laikytis tos sandoros, mes tikrinsime ir jeigu nutrauksi tą sandorą, turėsi baudą sumokėti. O viešpats panašiai irgi mums pažada palaiminimus, bet taip pat duoda ir atsakomybės. Jeigu mes nerimtai žiūrėsime, tai geriau, sako, nesudarykite sandoros tada. Bet jeigu ruošiatės laikytis tos sandoros, tada gausit palaiminimus. Aš, sako, globosiu jūs, vesiu per šitą gyvenimą ir džiūgausit. Ir sugrįšit atgal pas dangiškai tėvą. Žmonės, kurie sudaro sandorą su viešpačiu ir su kuriais viešpats sudaro sandorą, vadinami viešpaties sandoros žmonėmis. Bažnyčios nariai yra dalis viešpaties sandoros žmonių. Bažnyčios nariai dalis. Yra ir kitokių žmonių, kurie sudaro su jo sandorą. Ten galbūt kitokios sandoros, kitokios sąlygos yra. Evangelijoje sandora reiškia šventą susitarimą arba dvipusį pažadą tarp Dievo ir žmogaus arba žmonių grupės. Sudarydamas sandorą, Dievas pažada palaiminimą už paklusnumą konkretiems įsakymams. Jis nustato savo sandoros sąlygas ir apreiškia jas savo pranašams. Mes kalbėjome apie pranašus, taip, dažniausiai pranašai girdi gerai jo balsą, turi tam tikrą galią, raktus, įgaliojimą. Ir jisai pasako, jeigu atsimenat Mozei į kalną, pasakė, kad sako, aš noriu su Izraeliu tokią sandorą, užrašyk ant plokščių, nunešk jam ir parodyk. Ir Mozė užrašė jos 10 Dievo įsakymų. Dar prieš tai jisai kalbėjo ir visi izraelitai sakė, vykdysim, laikysime sandoros. Ir mėnesio laiko nebuvo Mozės, jisai išėjo, pabuvo ant kalno ir jie užmiršo, kad jie sudarė sandorą. Viskas. Pavyzdžiui, kai prisijungėme prie bažnyčios, sudarome keletą sandorų. Viena iš jų krikšto metu su gelbėtoju sudarome sandorą, kad prisimsime jo vardą. Jis pažada, kad visi, kurie atgailauja ir yra pakrikštyti mano vardu, kuris yra Jėzus Kristus, ir ištveria iki galo, bus išgelbėti. Sudarome su viešpačiu sandorą, kada priimame sakramentą. Taip pat, ta krikšto sandora, kurią mes vieną kartą sudarome krikštydamiesi, pasiruošiam, pasiskaitom, išmokstam, gaunam atsakymą paprastai iš viešpaties, ar tikrai tokia jo valia, ar tikrai jo bažnyčia, ar šitie raštai yra teisingi, ir tada apsisprendžiam ir krikštėmės. O po to, kas sekmadienį per sakramentą mes atnaujiname, sakom viešpatie, aš tebetęsiu savo sandorą, aš noriu eiti. Aš čia suklydau, man nepasisekė, aš atgailauju, aš ten atsiprašysiu, ar atiduosiu skolą, ar ką. Ir toliau noriu laikytis sandoros su tavim, kurią sudariau krikšto metu.
Ir tada jisai sako, jeigu jūs taip darysite, šventoji dvasia bus su jumis. Suprantate, kas tai yra? Vienintelis tikras piktosios dvasios priešas - šventoji dvasia, kuri gali nuraminti, paguost, gali velnę sustabdyti, kada jis puola. Ir sako, jeigu jūs rimtai tai žiūrite, tai sako, mano guodėjas bus su jumis. Jisai globos jūs, vežios po gyvenimą ir parves namo pas tėvą. Galim paskaityti Doktrinų sandorų 20 skyrius nuo 77 iki 79 eilutės. Doktrinų sandorų 20. Čia kalba apie sakramentą ir O Dieve, amžinasis Tėve, mes prašome Tavęs Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, palaiminti ir pašventinti šią duoną sieloms visų tų, kurie jos valgo, kad valdytų Tavo Sūnaus kūnui atminti ir liudyti Tau, o Dieve, amžinasis Tėve, kad jie pasiryžę priimtis Tavo Sūnaus vardą, visuomet jį atminti ir laikytis jo įsakymų, kuriuos jis davė jiems, kad jo dvasia visuomet būtų su jais. Amen. Amen. Matome, dvi pusės yra. Sako, mes priimam tavo vardą, pasižadam laikytis tavo įsakymų, o tada jisai sako, ne jisai sako, bet mums sako, kad jo dvasia visuomet būtų su jais. Tie, kurie nuoširdžiai tai padaro, laikosi jo įsakymų, kad jo dvasia visuomet būtų su jais. Ir panašiai su vandenuku, kada mes jį palaiminame, mes sakome irgi panašiai, o Dieve, amžinasis Tėve, mes prašome Tavęs, Tavo Sūnaus, Jėzaus Kristaus vardu, palaiminti ir pašventinti šį vandenį, sieloms visų tų, kurie jo geria. Kad jie darytų tai atminti Tavo Sūnaus kraują, kuris pralietas dėl jų. Kad liudytų Tau, o Dieve, amžinasis Tėve, jog jie visuomet atmena jį, kad jo dvasia būtų su jais. Irgi, kad jie atsimena, kad Kristaus kraujas yra pralietas. Tai didžiulė galia iš to atsiminimo ir supratimo ateina. Pralietas dėl jų ir kad liudytų Tau, o Dieve amžinasis. Įdomu, kad liudytų. Daugelis nesupranta, bet aš sakramento metu sakau, Viešpatie, tiesiai jam mintimis, aš tęsiu savo sandorą. Aš noriu ją tęsti, aš laikausi savo įsakymų ir tęsiu ją. Tai aš ne tik tai klausau, bet ir tiesiog ir pasakau tai. Dar vieną iš šitos skyriaus eilutę pasižiūrėkime, tai 20 skyriaus 37 eilutė. Galit paskaityti. Taip. Ir dar kaip įsakymas bažnyčia dėl krikšto. Visi, kurie nusižemina prieš Dievą ir nori pasikrikštyti ir ateina su sudužosiomis širdimis ir atgailaujančiomis dvasiomis ir paliudija prieš bažnyčią, kad jie tikrai atgailavo dėl visų savo nuodėmių ir pasiryžę priimti Jėzaus Kristaus vardą, apsisprendė tarnauti jam iki galo ir savo darbais tikrai parodo, kad gavo Kristus dvasios jų nuodėmėms atleisti, krikštu bus priimti į jo bažnyčią. Taip. Yra stambus tokie dalykai, žmogus paruošiamas, jam išaiškina, jis sako taip, aš noriu, aš atgailavau, nenoriu savo nuodėmių tęsti. Jų gali pasikartoti N gyvenime, taip, bet noro jau nuodėmiauti nėra, sąmoningai jau ne. Melavimo ten jokių vagimų, paleistuvysčių jau ne.
Bet, pavyzdžiui, nuo išdidumo išsivaduoti labai yra sunku. Nu ko? Išdidumo. Tai procesas. Ilgas kelias, kol mes nuo išdidumo, egoizmo, visų šitų greitai nesigauna. Bet Viešpats sako, kiek atgailausite nuoširdžiai, tiek aš jums padėsiu ir atleisiu. Priimti Kristaus vardą ir apsisprendę tarnauti iki galo ir savo darbais tikrai parodo, kad gavo Kristaus dvasios jų nuodėmėm atleisti, krikštu bus priimti į jo bažnyčią, Kristaus bažnyčią. Taip mes po truputį gilinamės apie Viešpaties sandoros žmonės. Dar parodysiu paveiksliuką, kaip Abromas bendravo su Viešpačiu ir gavo sandorą ir jisai pakluso tam balsui ir dėl jo teisumo ir paklusnumo Viešpats davė labai didelius pažadus jam. Ir mes kai ką pasižiūrėsime. Taip. Dabar dar noriu, kad mes pažiūrėtume toliau. Nuo šitos vietos, kur, čia sako, Dievas taip pat sudaro ypatingą sandorą su konkrečiais asmenimis arba grupėmis. Mato tą vietą. Jis sudarė ypatingas sandoras su Adomu, Henochu, Nojumi, Izraelio vaikais, Lehiu ir vieną kitą sandorą mes pasižiūrėsime, kad mums tiesiog geriau būtų aiškiau. Mozės 6 skyriuje, tuoj atsiversim Mozės 6 skyrių, čia beveik gale Biblijos, vienas iš paskutinių, prieš paskutinis skyrius. Taip, čia rašoma 31 eilutės. Čia Senas testamentas. Taip, čia Blangusis perlas, aš tuoj pasakysiu, koks puslapis. Taip, 18 puslapis, jeigu jūs... Tai Biblija ar ko? Ne, čia triknygiai. 18 jau. Radai? Aha, radai, gerai. Radai Tomai? Jo, 18 puslapis. Va čia. Ir 31 eilutė va čia kalbama apie Henochą, apie kurį Biblijoje labai mažai parašyta ir mažai tiesiog turim žinių. Bet paskutiniai pranašai šiek tiek daugiau mums pasakė. Ar matote 31 eilutę? Ir kai Henochas išgirdo šios žodžius ir nusilenkė iki žemės priešais Viešpatį ir kalbėjo priešais Viešpatį, sakydamas: kaip tai yra, kad radau palankumą tavo akyse? Ir aš esu tik jaunuolis ir visi žmonės manęs nekenčia, nes esu neiškalbus. Kodėl tad aš tavo tarnas? Ir Viešpats tarė Henochui: eik ir daryk, kaip aš tau įsakiau, ir joks žmogus nepervers tavęs. Atverk savo burną ir ji bus pripildyta, ir aš duosiu tau ką sakyti, nes visas kūnas yra mano rankose. Ir aš darysiu, kaip man atrodo tinkama. Ir sakyk šitai liaudžiai:
Pasirinkite šiandieną tarnauti viešpačiui Dievui, kuris jūs padarė. Štai mano dvasia ant tavęs, todėl aš išteisinsiu visus tavo žodžius ir kalnai bėgs nuo tavęs ir upės pasuks iš savo vagų ir tu būsi manyje ir aš tavyje, taigi vaikščiok su manimi. Ir Viešpats kalbėjo Henochui ir tarė, patek savo akis moliu ir nusiplauk jas, ir tu praregėsi. Ir jis tai padarė. Ir jis pamatė Dievo sukurtas dvasias. Ir taip pat jis pamatė tai, kas buvo nematoma prigimtiniai akiai. Ir dėl to pasklido šalyje kalba. Viešpats pakėlė regėtoją savo žmonėm. Ir buvo taip, kad Henochas išėjo žemėje tarp žmonių, stovėdamas ant kalvų ir aukštumų ir šaukė garsiu balsu, liūdydamas prieš jų darbus. Ir visi žmonės įsižeidė dėl jo. Ir jie atėjo į aukštumas pasiklausyti jo, sakydami palapinių sargams, pasilikite čia ir saugokite palapinės, kol mes nueisime tenai pamatyti regėtojo, nes jis pranašauja ir keistas dalykas šalyje, laukinis žmogus atėjo tarp mūsų. Ir buvo taip, jog, kai jie išgirdo, ne vienas žmogus nepakėlė prieš jį rankos, nes baimė apėmė visus tuos, kurie jį girdėjo, nes jis vaikščiojo su Dievu. Ir atėjo pas jį žmogus, kurio vardas buvo Mahija, ir tarė jam, pasakyk mums aiškiai, kas tu esi ir iš kur ateini. Ir jis tarė jiems, aš atėjau iš Kainano žemės, savo tėvų žemės, teisumo žemės, iki šios dienos. Ir mano tėvas mokė mane visų Dievo kelių. Ir buvo taip, kad man, keliaujant iš Kainano žemės, palei Rytinę jūrą, aš išvydau regėjimą. Ir štai aš išvydau dangus, ir su manimi kalbėjo Viešpats, ir davė man įsakymą. Todėl tam, kad įvykdyčiau įsakymą, aš skelbiu šitos žodžius. Ir Henochas tęsė savo kalbą sakydamas, Viešpats, kuris kalbėjo su manimi, yra dangaus Dievas ir jis yra mano Dievas ir jūsų Dievas. Ir jūs esate mano broliai. Kodėl jūs patarinėjate savo patys ir neigiate dangaus Dievą? Jisai čia toliau daug prirašyta apie jį. Yra pasišaukė į Dievas, pasakė, aš siunčiu tave, nebijok nieko, kad tu jaunas, kad silpnai kalbi, dar daug dalykų. Sudarė su juo sandorą ir Henochas išėjo pamokslauti, pranašauti. Toliau nuo 47 sakoma. Ir Henochui kalbant Dievo žodžius, žmonės drebėjo ir negalėjo išstovėti jo akivaizdoje. Ir jis sakė jiems, mes esame dėl to, kad tas Adomas nupuolė. Ir dėl jo nuopuolio atėjo mirtis. Ir mes padaryti nelaimingumo ir vargo dalininkais. Suprantate, taip, esmė, ką mes čia veikiame žemėje. Ir štai šėtonas atėjo tarp žmonių vaikų ir gundo juos, garbinti jį. Ir žmonės tapo kūniški, jusliški ir velniški. Ir yra atskirti nuo Dievo akivaizdos. Dievas pats liūdi, kad žmonės pasirinko piktumą. Pats liūdi, kad atskirti, nori bendrauti, bet jie pikti, išdidūs, nemalonūs. Ir toliau jisai sako, bet Dievas atskleidė mūsų tėvams, kad visi žmonės privalo atgailauti. Ir jis šaukė mūsų tėvą Adomą savo paties balsu, sakydamas,
Aš esu Dievas, aš padariau pasaulį ir žmonės, kai jų dar nebuvo kūne. Va, įdomus momentas. Padariau žmonės, kai jų dar nebuvo kūne. Suprantat? Dvasiškai. Dvasiškai suformavo, kaip sielas padarė, nes dvasios yra amžinos, bet pridėti visokių dovanų, programų tenai gali jisai. Ir jis taip pat sakė jam, jei atsigręši į mane ir įsiklausysi mano balsą ir tikėsi ir atgailausi dėl visų savo prasižengimų ir pasikrikštysi būtent vandenyje vardu mano viengimio sūnaus, kuris yra pilnas malonės ir tiesos, kuris yra Jėzus Kristus, vieninteliu vardu, kuris bus duotas po dangumi, kurio ateis išgelbėjimas žmonių vaikams. Tu gausi šventosios dvasios dovaną. Va, toks koncentratas, matot. Adomas pirmas žmogus, kelias tas pats. Va, kelias tas pats. Jeigu tikėsi, jeigu atgailausi, jeigu pasikrikštysi, gausi šventosios dvasios dovaną savo padėjėją. Ir visko prašydamas jo vardu, ko tik prašysi, tau bus duota. Ir mūsų tėvas Adomas kalbėjo viešpačiu ir sakė, kodėl žmonės privalo atgailauti ir būti pakrikštyti vandenyje. Klausimas geras. Mes galėtume klausti, kodėl? Ir viešpats sakė Adomui, štai aš atleidau tau tavo prasižengimą Edemo sode. Prigimtinė tą, sako, tau atleidau. Jau. Ir kelias vėl pasidarė atviras bendrauti su viešpačiu. 54 sako, iš čia tarp žmonių pasklido kalbos, kad Dievo sūnus apmokėjo pirminę kaltę, dėl ko gimdytojų nuodėmės negali būti uždėtos ant vaikų galvų, nes šitie yra nekalti nuo pasaulio įkūrimo. O kai mes kalbėjom apie krikštą irgi, jeigu atsimenat, kad mažų vaikų, kurie nesupranta, negali atgailauti, nieks neturi teisės krikštyti, tai nėra teisinga. Nes jie yra pašventinti Dieve nuo pasaulio įkūrimo. Ir viešpats kalbėjo Adomui sakydamas, kadangi tavo vaikai pradėti nuodėmėje, todėl, kai jie pradeda suaugti, jų širdyse užgimsta nuodėmė. Suprantat, labai įdomus, svarbus dalykas parašytas. Gimsta šventi, viskas gerai, bet kai bręsta, ateina noras pameluoti, truputį privatizuoti ką nors, nepaklūsti tėvam. Sako, jų širdyje užgimsta nuodėmė. Tada, kada jie tai suvokia jau, tada reikia atgailauti. Jų širdyse užgimsta nuodėmė ir jie paragauja kartėlio, idant išmoktų vertinti gėrį. O, iš karto priešingybė. Kada gėrį gali vertinti? Kada žinai tai, kas bloga. Blogai jautiesi, nepatinka, tave nuskriaudė kažkas, negražiai pravardžiavo, jauti ir iš karto, kada jauti blogį, gali suprasti gėrį. Ir jiems duota pažinti, vaikams, kas gera ir kas pikta. Taigi jie gali veikti savo nuožiūrą. Ir aš daviau tau kitą įsakymą. Įstatymą ir įsakymą. Todėl mokyk savo vaikus, kad visi žmonės visur privalo atgailauti. Arba jie jokių būdų negali paveldėti Dievo karalystės. Nes niekas nešvarus negali ten gyventi. Arba gyventi jo akivaizdoje. Nes Adomo kalba, jo vardas yra šventumo žmogus, Dievo vardas. O jo viengimio vardas yra žmogaus sūnus, būtent Jėzus Kristus, teisusis teisėjas, kuris ateis laiko viduryje. Taip paskaičiau, kas surišta su krikštu, kokią sandorą sudarė ir Enochas, ir Adomas, sako, sudaryk sandorą krikštų, atgailauk viską ir laikykis, duosiu tau padėjėją, kuris ves tave atgal per gyvenimą ir sugrąžins atgal. Taip, su Nojum sudarė sandorą.
Taip, dabar čia 9. Pradžios 9. Čia Biblijoje pradžios 9 nuo 9 iki 17. Na, pabandysim pažvelgti. Pradžios 9. Biblijoje pačioj pradžioj. Irgi vat vienas iš sandoros pavyzdys, kaip sudarydavo anksčiau Dievas. Pradžios skyrius 9. Tai nuo 9 iki 17. Ar dar irgi man tai? Taip, 9. Nuo 9 iki 17. 9 nuo 9, nu pabandyk paskaityti, gerai? Aš darau sandorą su jumis ir jūsų palikuonimis, kurie gyvena po jūsų. Ir su visais gyvais padariais, visais paukščiais, galvėjais ir žvėrimis, kurie išėjo su jumis iš arkos. Aš darau savo sandorą su jumis, jokio kūno nebepražudysiu, tvano vandenimis ir tvanais nebesunaikinsiu žemės. Ir Dievas tarė, ženklas sandoros, kurią darau tarp savęs ir jūsų bei visų gyvų padarų, kurie yra su jumis per visas būsimas kartas. Bus lankas debesyse. Jis tebūna sandoros ženklų tarp manęs ir žemės. Gerai, ačiū. Susitelkęs debesys viršum žemės ir lankui pasirodžius debesyse. Atsiminsiu savo sandorą, kuri yra tarp manęs ir jūsų, bei visų gyvų padarų, kad daugiau nebūtų tvano, sunaikinančių kiekvieną kūną žemėje. Kai lankas bus debesyse, aš jį pamatysiu ir atsiminsiu amžinąją sandorą tarp Dievo ir visų gyvų padarų, turinčių kūną, kurie yra ant žemės. Dievas tarė Nojui. Tai yra sandoros ženklas, kurią aš darau tarp savęs ir kiekvieno kūno gyvenančio žemėje. Ačiū. Matot, kaip Dievas sandorą sudarė su Nojum. Įdomu. Jo. Žemė buvo aptvindyta, visa paskandinta. Tai imitavo krikštą jos. Visa aptvendinta, aukščiausias kalnas buvo panardinta. Jis sako, gerai, sako, sudarau su tavim Nojum sandorą. Tada, kada jis išlipo iš laivo, visi ten gyvuliai, visi, kur buvo iš Nojaus arkos. Ir sako, daugiau, sako, žemės neužtvindinsiu. Iš kur mes žinosim? Sako, duodu jums įdomų ženklą. Žinot, kas tai per ženklą? Lankas, sako, bus. Vaivorykštė. Vaivorykštė, taip, vaivorykštė, vat įdomu. Ir doktrinose sandorose kažkur yra vienoje vietoje parašyta, sako, žinokite, kai bus lietus ir saulė ir vaivorykštė nustos rodytis, tai labai greitai bus problema didelė. Tais metais, sako, galite nesėti jau nieko, žodžiu, prasidės didelė bėda tada. O sudarė sandorą, kad potvynių daugiau neužleisiu tokių, kad visa žemė būtų apdengta. Bet būna ir dvi vaivorykštės. Būna, tai įdomus toks fizikinis reiškinys, kada saulė ir vandens garai, žodžiu, tie spalvotas derinys atsiranda vaivorykštė. O dar vienas pavyzdys, kaip Dievas anksčiau sudarydavo sandoras. Ir čia dar matau, taip, Išėjimo 19 skyriui 5-6 kažkas tai apie, čia su izraelitais turbūt Išėjimo
knygos 19 nuo 5 iki 6 eilutės. Taip, 19. Žiūrė, čia kažkas tai išėjimo. Žiūriu pradžios, čia išėjimo. Gerai, atsiprašau, tai surandam išėjimo 19. Gal kas surado, pasiruošęs paskaityti. Išėjimo 19 nuo 5 iki 6 eilutės. Jo, po pradžios eina išėjimo 19 skyrius. Paskaitysi, Tomai? Radai? O dabar, jei paklūsite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šiuos žodžius turi pasakyti izraelitams. Jo, pas man sako, šiuos žodžius kalbėk izraelitam. Vot Mozė, reiškia, sudaro vėl sandorą. Sandorą sako, jūs, jeigu jūs laikysite sandoros, kurią aš noriu, jūs būsite mano tauta. Ir būsite mano kunigystė. Mes praeitą porą pamokų kalbėjome apie kunigystę. Koks tai svarbus momentas. Ir va čia sako, jūs būsite kunigų karalystė ir šventa tauta. Ir va visi vyrai tiesiog, kurie pasišvenčia ir nori to, gauna kunigystę, įeina į Dievo karalystės tą sistemą. Dar kažką, antro Nefio pasižymėjau. Antras Nefio, antros Nefio pirmas skyrius nuo 5 iki 6 eilutės. Taip, antras Nefio pirmas skyrius. Ką mes čia matom? Gerai, aš paskaitysiu, ar suradote 55 puslapyje. 50 jo čia arčiau pradžios, 55 puslapyje. Matote, taip? O galiu aš paskaityti. Kelintos. Antro Nefio pirmas skyrius nuo 5 eilutės. Bet, sakė jis, nepaisant mūsų suspaudimų, mes gavome pažado žemę, kuri yra rinktinė tarp visų kitų žemių. Čia eina kalba apie Ameriką. Kada Dievas išvedė Legio visą šeimą, dar su kita šeima, į šalį už vandenynų. Jisai tikėjimu sakė, dar jie negavo, bet jis tikėjimu sako, bet mes gavom pažado žemę, rinktinę žemę, toliau skaitau. O tas suspaudimai, tai čia išbandymai kokie? Jo, išbandymai, jie labai iš Jeruzalės, jam buvo prieškimas, Dievas pašaukė jį būti pranašu, sako, eik sakyk Jeruzalė ir atgaila, kad visi atgailautų. Jisai ten vaikščiojo po miestą, matė melas, paleistuvystės, grubumas visoks. Taip galim būtų sakyti, kad tai mes geri žmonės, bet sako, eik pavaikščiok į turgų, eik pažiūrėk, kas ten darosi. Ir tada jisai sako, jo, baisu pas mumi. Ir jam apsireiškė viešpats ir sako, tu matai, kas darosi. Sako, eik pranašauk Jeruzalei, jeigu ne, sako, aš ateisiu supykęs ir atiduosiu vergovę tą Jeruzalę, išgriausiu visą miestą ir bus po visko.
Tai va dabar Lėkis jau sako, vat. Sako, mes gavome pažado žemę, kuri yra rinktinė tarp visų žemių, kitų žemių, kurią viešpats Dievas pagal sandorą pažadėjo man, kad tai bus mano sėklos paveldo žemė. Taip viešpats pagal sandorą pažadėjo šią žemę man ir mano vaikam per amžių amžius. Ir taip pat visiems tiems, kurie viešpaties ranka bus išvesti iš kitų šalių. Vat, sako, perkelsiu ir tai bus tavo pažado žemė. Paveldo žemė buvo Jeruzalėje, kada jiem pažadėjo, kad Kanano žemė bus visa ir išvedė iš Egipto, irgi buvo pažadėta žemė. Bet dabar jis sako, tavo giminiai, sako, dar turiu kitą žemę. Todėl 6 eilutė sako, todėl aš Lėgis pagal manyje esančios dvasios poveikius pranašauju, kad ne vienas į šitą žemę neateis, jeigu jo neatves viešpaties ranka. Ir kaip žinote, ilgą laiką Amerikoje nieko nebuvo. Buvo jereditai tada, kada buvo Babelio bokštas pastatytas ir išvedė grupę žmonių, irgi Ameriką nuvedė. Tenai nemaža civilizacija iškilo, jie susinaikino ir paskiau atvedė dar vieną civilizaciją, Lėgio šeimą, ir jie ilgą laiką vieni gyveno tenai. Mormono knygoje dar rašo, karalio Sedekijo vieną sūnų Dievas buvo irgi į Ameriką. Kurie čia metai yra? Čia buvo maždaug 650 prieš Kristų. Tuo metu, apie 600 metų prieš Kristų, išvedė Dievas Lėgio šeimą į Ameriką. Ir jie apsigyveno, ir tai yra indėnų protėviai, kuriem buvo daug pažadų, jeigu jie nenukryps. Buvo kaip Mormono knyga rašo apie 2 civilizacijas, ta Lėgio šeima suskilo į 2 grupės, vieni geriečiai, kiti blogiečiai. Ir tą gyvenimą rašo, kaip jie ten gyveno tie indėnai. Paskiau geriečiai visai pasidarė blogiečiai, buvo išnaikinti, liko tik tai nelabai geriečiai, bet pasidarė geri. Bet paskiau ir tie nukrypo. Ir paskiau jau ten apie 1500 metais Kolumbas atplaukė. Prieš tai dar istorijos rašo, kad ir kiti tenai iš vikingų, iš ten lyg tai buvo ten apie 1400-1300 metų prieš Kristų, maždaug po Kristaus jau 1400 buvo apsilankę ir kaip čia sako, ilgą laiką duosiu, kiti net plauks be mano rankos. Ir Mormono knygoje rašoma, kad vienas žmogus Dievo dvasios įkvėptas atvedė laivus į Ameriką ir pradėjo iš Europos, plaukti tenai. Taip sutrumpintai. Sako, pagal sandorą aš tau duodu šitą žemę, kuri yra geriausia žemė, bet sako, irgi Mormono knygoje Doktrinos sandoros sako, ir jeigu žmonės tarnaus man ir gerbs mane toj žemėje, tai jie bus palaiminti. Bet jeigu jie atvirkščiai darys, tai sako, Amerika bus jiems kaip spąstai. Suprantat, priešingybė, sako, kurie atvažiuos į Ameriką ir pradės tenai įsidirbinėti, tai ta žemė taps jiems spąstais. Nešvarbu, kad jinai gera. Apie senovės sandoras tokias šiek tiek palėtėm ir einam dabar prie tos didžios svarbios sandoros, Dievo sandora su Abraomu ir jo palikuonėmis. Matom, įdomus labai rimtas skyrelis ir kiek spėsim, pabandysim peržvelgti. Abraomas, Seno testamento pranašas, buvo labai teisus žmogus. Jis atsisakė garbinti savo tėvų stabus. Jis laikėsi visų viešpaties įsakymų. Dėl Abraomo teisumo viešpats sudarė sandorą su juo ir jo palikuonėmis. Viešpats pažadėjo Abraomui,
kad jis turės nesuskaičiuojamus palikuonis. Jis pažadėjo, kad jiems visiems bus suteikta teisė priimti Evangeliją, kunigystės palaiminimus ir visas išaukštinimo apeigas. Tie palikuonys per kunigystės galę neš Evangeliją visoms tautoms. Ir jeigu galim, Abraomo knygą nuo 9 iki 11 eilutės, Abraomo knygą. Pasižiūrėkime, čia pačiam gale beveik, aš tuoj pasižiūrėsiu. Brangusis perlas, tai yra Mozės ir Abraomo knygos, beveik gale yra mūsų triknygės. Taip, žiūrim, Abraomo 2, 11. Taip, aš čia net pasižiūrėjau, galim net nuo 9 pasižiūrėti. 36 puslapis. 36. Aš paimsiu dar vieną knygą, kad galėčiau. Jo, čia kur maži skaičiukai. 36 puslapis Abraomo. Ar pavyko? Aš paskaitysiu gerai, aš tikiuosi, kad jums patiems labai įdomu būtų skaityti, bet noriu truputį laiko sutaupyti. Va, pažiūrėk, Algimantai. 36 skyrius, va čia, 9 eilutė. Ir čia sakoma. Ir aš padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave be saiko. Radai tą vietą? 30. Taip, 9 eilutė, 36. 9. Jo, 9 aš skaitau, jau pradėjau skaityti. Radai jo, Jo, ir aš palaiminsiu tave be saiko. Ir išgarsinsiu tavo vardą tarp visų tautų. Ir tu būsi palaiminimas savo sėklai po tavęs. Tad savo rankose jie neš šitą tarnystę ir kunigystę visom tautom. O tai įdomu, tarnystė ir kunigystė, nes per kunigystę ateina palaiminimai, įkvėpimai. Ir aš palaiminsiu jas per tavo vardą, nes visi, kurie tik tai priims šią Evangeliją, bus vadinami tavo vardu. Ir bus laikomi tavo sėkla. Ir atsikels ir palaimins tave kaip savo tėvą. Mat, mes kada sužinome, kad mes priklausom Izraeliui ir per patriarchalinį palaimą žinome, iš kokios genties mes Izraelio, tai mes sakom, mūsų tėvas Abraomas. Mes irgi esam jo palaiminimas. Ir aš palaiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Ir per tave, tai yra per tavo kunigystę, ir per tavo sėklą, tai yra irgi kunigystė. Nes aš duosiu tau pažadą, kad ši teisė tęsis per tave ir per tavo sėklą po tavęs. Tai yra, kalbant apie sėklą tiesioginę prasme, arba kūno sėklą. Tai yra, bus palaimintos visos žemės šeimos, būtent Evangelijos palaiminimais, kurie yra išgelbėjimo, būtent amžino gyvenimo palaiminimai. Na, ir va čia Dievas Abraomui duoda tą sandorą, pažadą, Biblijoje yra ne vieną kartą paminėta, galim pasižiūrėti pradžios knygoje 17 skyrius, taip pat
Dievas Abraomui duoda, beveik čia tas pats. Pažadas Biblijoje kelis kartus jisai kartuojasi ir, iš esmės nesiskiria, bet vieną kartą keliais žodžiais daugiau, kitą kartą truputį mažiau pasakoma. Pradžios 17, 4:8. nuo 4 iki 8. Paskaitykit, kas nors gali, Algimantai, skaityti, tada jo. Čia apie Abraomą kalbama, taip? Tai mano sandora su tavimi. Tu tapsi daugelio tautų tėvu. Todėl nebesivadinsi Abraomu, bet tavo vardas bus Abraom. Nesivadinsi Abrahamu, bet tavo vardas bus Abraomas. Taip. Abraomas. Vieną raidę pakeitė Dievas. Nes aš tave padariau daugelio tautų tėvu. Ir padarysiu tave nepaprastai vaisingą, iš tavęs kils sandoros ir Tautos. tau karaliai, tautos kils tautos ir Ir karaliai. karaliai, taip. Aš patvirtinsiu sandorą tarp savęs ir tavęs bei savo palikuonių, kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas tau ir tavo palikuonėms po tavęs. Aš duosiu tau ir tavo palikuonėms žemę, kurioje dabar esi ateivis, visą Kanaano žemę amžinai nuosavybė ir būsiu jiems Dievas. Toliau Dievas sakė Abraomas, laikykis Toliau mano. Dievas sakė Abraomui, laikyk mano sandorą tu ir tavo palikuonis po tavęs per kartas. Šita yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Šičia eina toliau apie pjaustymą. Bet jisai, reiškia, jau Dievas sudarė sandorą su juo dar prieš apipjaustymą. Tai paskiau jisai sako, ir toliau tęskite, tai bus toks fizinis ženklas jūsų kūne. Ir dar jis panašiai kitose vietose kartuoja apie tai, ir matau 20 eilutėje sako, ir dėl Izmaelio aš išklausiau tave. Žinot, kas Izmaelis buvo? Tai yra Abraomo sūnus gimęs iš vergės. Ne iš Saros, ne iš jo žmonos, bet iš vergės gimęs. Ir visa arabų, visa ta tauta išėję, taip skaitoma, iš Izmaelio. Ir sako, turtais, aš paskaitysiu, ir dėl Izmaelio aš išklausiau tave, ir aš jį palaiminsiu, padarysiu vaisingą ir nepaprastai padauginsiu, jis bus 12 kunigaikščių tėvas, padarysiu iš jo didelę tautą, tačiau savo sandorą sudarysiu su Izaoku, kurį Sara pagimdys tau šiuo laiku kitais metais. Jis sako, aš padarysiu didelį, tave labai vaisingų. Sako, bet aš nei vieno vaiko neturiu. Kaip tu padarysi mane vaisingų, suprantat? Tai iš tos nevilties Sara paprašė savo tarnaitės, davė tarnaitę Abraomui, sako, nors tokį, sako, palikuonį turėtume, bet Dievas sako, nusiramink Abraomui, sako, duosiu iš Saros tau palikuonį. Tai tarsi neįmanoma, Abraomui buvo, nežinau, ten 100 metų atrodo, Sarai 90 metų buvo jo, kažkas apie tiek, ir tai įvyko. Mes palėtėm apie sandorą, žiūrim, kas toliau. Kas toliau eina? Čia dar daug yra įdomių dalykų, bet laiko liko visai nedaug. Gal turite klausimų kokių nors? Ką suprantate apie sandorą? Kaip čia viskas vyksta?
Man taip biškai neaišku, čia rašo labai daug atgailot reikia, tai atgailot, šiaip žmonėm, kai pasakai apie atgailą, jie ten šneka, kad aš nenusidėlęs, aš nežinau, ką ten. Ir, žodžiu, paprasti žmonės Taip, paprasti žmonės. Su kuo mes lyginam? Jeigu save su kaimynu lyginam arba dar su kuo nors, tai taip, nenusidėjęs. Jeigu su kaliniais lyginam, žinai, mes galbūt šventi atrodo su kai kuriais, jo, ne su visais. Bet Dievas yra šventas ir jisai sako, aš daug jum atleisiu, bet turi tobulėti. Ir sandora, tuo metu buvo labai mažai žmonių, kurie tikėjo į Dievą ir norėjo keistis. Ir mes anksčiau skaitėme, kad Abromas netaip, jisai, žodžiu, netikėjo į tos stabus, kurios tikėjo jo tėvas, tenai kiti aplinkui ten Persijoje jisai gyveno tada ir jisai netikėjo. Ir kada dėl to netikėjimo jį padėjo ant aukuro ir norėjo paaukoti, jisai šaukėsi, Viešpatie, gelbėk mane. Jau buvo užsimojęs kunigas su peiliu, žodžiu, jį paaukoti. Ir angelas atskrido ir išgelbėjo jį. Sako, kaip tavo vardas? Jehova, sako, mano vardas. Iš Viešpaties akivaizdos jį išlaisvino ir tą kunigą, kuris užsimojęs jau paaukoti Adomui, nukirto tą kunigą. Ir Abromui. Ir paskiau Abromui sako, išeik iš šitos šalies, kur yra statmeldystė. Ir tai prasidėjo jo kelionė, aš tau duosiu, sako, kitą žemę. Tai mes Biblijoje šitų dalykų nežinome, bet Abromo knygoje yra apie tai aprašyta. Tak, ką aš čia dar įdomaus pasižymėjęs. Čia bažnyčios nariai yra sandoros žmonės. Galim šiek tiek paskaityti. Abraomo kraujo palikuonys nėra vieninteliai žmonės, kuriuos Dievas vadina sandoros žmonėmis. Jeigu jūs atsimenate arba girdėjote Jono Evangelijos 8 skyriuje, tenai rašoma, kaip daug žydų įtikėjo į Kristų. Įtikėjo. Ir jisai sako, jeigu jūs laikotės mano žodžių, jūs esate mano mokiniai. Ir tada, sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs padarys laisvus. Bet tie įtikėję į jį žydai sakė, jie jam sakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Suprantat, ko jie tikisi? Taip kaip mes čia sakom, Izmaelis buvo irgi Abraomo palikuonys ir iš jo daug tautų išėjo. Ir žydai tame tarpe Abraomo palikuonys pagal kraują, pagal kūną. Sako, mes esame pagal kraują jo palikuonys, mes turim visus pažadus, mums nėra ko bijoti. Mes niekada niekam nevergavome. O ką jam sako Kristus? Ir Jėzus jam tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Suprantat? Dėl ko dažnai atgailaut reikia? Sako, jeigu jūs visi gyvena neteisūs, negeri norai, sako, jūs nesuprantat, kad tiem noram vergaujate. Ir sako, ne mūsų tėvas Abraomas. Ar atsimenat, ką Kristus jam pasakė? Sako, ne, jūsų tėvas velnias. Vietoje Abraomo palikuonys sako, jūsų tėvas velnias. Sako, jeigu jūsų tėvas būtų Abraomas, jūs darytumėt Abraomo darbus, jūs mylėtumėt Viešpatį, laikytumės jo įsakymų, jūs būtumėt draugiški, nuolankus. O dabar sako, taip, 48-44, jūsų tėvas velnias ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pradžios buvo žmogžudys, nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis yra melagis ir melo tėvas. Ir sako, ir jūs, sako, norit mane nužudyti. Sako, tai kokie jūs Abraomo palikuonys?
Reiškia, jūs nesilaikote sandoros. O Dievas jam pažadėjo ir dabar matote, kas darosi Izraelyje, kokie karai. Ir jie tiki, daugelis laikosi tos sandoros. Bet jie sandoros, mes Abraomo palikuonis, bet sako, bet kodėl jūs nepriimėt, kada Dievas atėjo kūne? Kodėl jūs nukryžiavot jį, jeigu jūs jau Abraomo palikuonis? Tai yra, tokių keistų dalykų atsiranda tenai. Ten 3 religijos tam Izraelį. Tai... Susimaišė Izmaelio, islamas ir judaizmas ir krikščionybė, reiškia, viskas yra vienoj krūvoj. Ir krikščionys nubėgė nušokę, ir judėjai ten, nežinau kiek jų ten yra, kurie iš tikrųjų rimtai laikosi to gerumo įsakymo, myli viešpatį ir savo artimą. Ir tas pats su islamu. Abraomo kraujo palikuonys nėra vieninteliai žmonės, kuriuos Dievas vadina sandoros žmonėmis. Kalbėdamas Abraomui, Dievas pasakė, visi, kurie tik priims šią evangeliją, bus vadinami tavo vardu ir bus laikomi tavo sėkla arba tavo linija. Ir atsikels ir palaimins tave kaip savo tėvą. Mes skaitėm Abraomo 2:10. Taip ir su Abraomu sudaryta sandora, į su Abraomu sudarytą sandorą įtraukiamos 2 žmonių grupės. Teisieji Abraomo kraujo palikuonys ir antra, ir tie, kurie buvo įvaikinti toje linijoje, priimdami Jėzaus Kristaus Evangeliją ir gyvendami pagal ją. Čia dar 2 Nefio 30, jau turėtume baiginėti, bet aš dar porą eilučių paskaitysiu. 2 Nefio 30. Kažkas ten buvo įdomaus parašyta. Sako, nes štai sakau jums, kad visi kitataučiai, kurie atgailaus, yra Viešpaties sandoros žmonės. Ir visi žydai, kurie neatgailaus, bus atmesti. Įdomiai paprastai pasakyta. Visi, kurie atgailaus, bus Abraomo palikuonys. O visi, kurie tiesioginiai Abraomo palikuonys ir neatgailaus, bus atmesti. Išmesti iš sandoros. Nes Viešpats su nieko kitu nesudaro sandoros, kaip tik tai su tais, kurie atgailauja ir tiki jo sūnų, kuris yra Izraelio šventasis. Gerai, dar daug yra įdomių dalykų, bet ką darysi, visko nespėsime įveikti šiandien. Ir jeigu mes paklūstame Viešpaties įsakymam, sudarom su juo sandorą, jisai mus atveda iki išaukštimo, aukščiausios šlovės. Ir į išaukštimą įeina ir santuokos sandora šventykloje, ir gyvenimas, amžinu gyvenimu su Viešpačiu, netgi šeimomis, su savo vaikais, tėvais, protėviais. Tai yra išaukštinimo palaiminimai ir pažadai už sandorų laikymasi. Hebrajams matau, arba Žydams 8:6 skyriuje yra parašyta, kad Jėzus yra aukštesnės sandoros tarpininkas. Nes anksčiau jisai sudarė su Izraeliu žemesnę sandorą, Mozė davė 10 Dievo įsakymų, pilna tenai aukojimo, visokių apeigų, bet Žydų 5 skyriui ir 8 sako, štai ateina laikai, kada aš sudarysiu naują, geresnę, toburesnę sandorą su žmonėmis. Ir sako, ir įrašysiu savo įsakymus į jų protus ir į jų širdis. Tai dabar, kada mes skaitome Evangeliją, studijuojamės, gilimas ir norim daryti, jisai rašo. Kaip jis mum įrašo ir mes suklumpame, mes sakom, suklydom Viešpatie, atleisk, aš pasitaisysiu ir vėl gražiai eina.
Tai va, maždaug taip apie sandoras pakalbėjom, kaip mes esame jo sandoros žmonės, kaip tampame. Ir tų atsiranda pirma krikšto, paskiau gilesnės, aukštesnės sandoros. Jeigu mes rimtai žiūrim, einam į išaukštinimą. Jeigu nenorim, viešpats neverčia, sako, geriau nedarykit sandoros, būkite, jeigu nenorite, paprastesni, dori, geri žmonės, jeigu norite augti, aš jums padėsiu. Tai vat kaip tėvas savo vaikam patarė ir auklėja ir globoja. Gal turit kokį klausimą tą temą? Apie mes esam sandorų žmonės. Dar ateityje panagrinėsime daugiau, bus šiek tiek galbūt daugiau apie krikšto sandorą, bet dabar buvo viešpaties sandorų žmonės. Ir va ta tokia. Čia, pavyzdžiui, eilutės pas visus. Kaip? Nesiskiria parašytos tos eilutės. Kaip iš vienų raštų į kitų, truputį skiriasi. Esmė ta pati, bet žodžiai kai kurie pakeisti yra sinonimais. Tai va mes kaip skaitome, reikia įsigilinti, esmė nesikeičia tarp mūsų lietuviško vertimo, bet skirtingi autoriai truputį skirtingai duoda. Gerai, tada mes... Kai sandora, žmonės ten daleiskim susitaria su Dievu, duoda tą pažadą ir paskui neištesi. Tai Dievas jau nebepadeda ar baudžia tada? Visą laiką yra šansas pasitaisyti. Visą laiką. Tai Dievo kelias, nes mes nepajėgus. Visiškai negalvoja, nemasto, sąmoningai nesilaiko ten įsakymų. Tai tada ir pagalbos negauna. Taip, jeigu sąmoningai tai daro. Vat yra didelis, suklydau, bet yra kitas, nenoriu, nepatinka. Ir toj dvasia įpučia priešiškumą prieš Dievą, prieš jo meilę, supranti, prieš jo apgaulę, prieš jo. Ir įpučia, kad Dievas tave nemyli, ten tau neatleis, tu per daug neprisidirbai, supranti. Ir tada žmogus sako, gerai, jeigu jau taip yra, jeigu čia Dievas man taip kalba, žinai, kalba kitasis dažniausiai, tai sako, tada viskas. Jo. Tai gerai, tada baigsim, aš trumpą pabaigos maldelę pasakysiu, gerai? Šventasis Tėve, dėkojam tau šventą dvasią, už gyvą tavo žodį, Jėzaus Kristaus vardu, amen. Amen.